čia tiesiog magistralę pravažiuojat ir vis tiek tiesiai, paskiau pasisukat, dar tiesiai biškį pavažiuojat, tenai yra Rudiklis. Rudiklis? Taip. O į Kėdainius, jeigu aš noriu važiuoju į Kėdainius? Ir kaip tik tuo keliu jį nuvažiuosi, Ramygala, Kėdainiai. O dabar į Kėdainius man kur važiuoti? Tai vėl vis tiek tą patį klausėt, kelius tiesioginis. Nu va, dabar važiuojat, ne teisingai, Prūpytę pravažiuojat. Nu? Galite jį nesukti. Kur nesukti? Paklaus, dar irgi kada aš paklaus. Kur buvo paklaus? Kelias eina, vingiuoja. Iš kur eina? Tiesioginis gavos. Tai man važiuoti vingiuotų kelių tiesiai, bet sukti į Kėdainius, į Panevėžį, norint nuvažiuoti link Ramygalos pusės, jo? Taip. Taip? Taip. Palau. Anksčiau versmė buvo, dabar nežinau kaip vadinasi, bet žinau. Tai vat, ir pavažiuoji tenai į Rudiklę, į Ramygalą ir į Kėdainius. Tai va. A kodėl ten rašo man, kad į Panevėžį va, į tą pusę pažiūrėk? Į Kėdainius? Čia Prušvent. Į Kėdainius galima ir Prušventį Brastį važiuoti. Pro ką? Prušventį Brastį, nu va, tai rašo. Jį patį pritraukti, nustukėm. Jeigu į Kėdainius papūti, čia 9 kilometrai, nu matai, matot. Ir tie keliai žinomi man. O tai va iš čia... A iš kur tu žinai? Nes aš iš Jonaus rajono gyvenęs, dabar piškom keliaujantis žmogus. O kur tu keliauji?